Sveiki, mėly mūsų klausytojai. Šiandieną, kaip jau ir skelbėme, kalbėsime apie plaučių ligas, jų svarbą mūsų sveikatai, kaip užtikrinti plaučių gerovę ir kokių priemonių reikėtų imtis, norint sumažinti riziką jomis susirgti. Na ir sveikiname su mūsų pašnekovu Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų pulmonologijos ir alergologijos centro vadovu, gydytoju pulmonologu, profesoriumi Edvardu Danila. Sveiki. Sveiki. Noriu priminti, kad mes taip pat laukiame ir jūsų, mėly klausytojų, klausimų, tik tai labai svarbu, kad juos pateiktumėt mūsų tiesioginės transliacijos metu. Na, o jeigu šiandieną neturėsite galimybės išklausyti viso pokalbio, ar norėsite jį išgirsti dar kartą, mes visą įrašą patalpinsime Facebook ir YouTube Santaros klinikų paskyrose. Gerbiamas profesoriu, gal mūsų pokalbį pradėsim nuo plaučių sveikatos pirmiausiai. Taigi plaučiai yra pagrindiniai kvėpavimo organai, kurie atsakingi už deguonies tiekimą visoms mūsų kūno ląstelėms. Tačiau, kaip ir kiti organai, žinoma, gali būti pažeisti įvairiausių ligų. Betgi, kaip ir sakiau, pirmiausiai sveiki plaučiai. Kaip juos galima būtų apibūdinti? Kokie plaučiai yra sveiki? Ačiū, labai įdomus ir netikėtas klausimas. Gal pradėsiu tada atsakydamas taip, kaip ir įmoniai viršininko neturėtų jaustis. Va, tarkim, įmonė funkcionuoti turėtų normaliai ir net nežinoti, kad kažkas vadovauja ar kažkas dalyvauja visame tame procese. Taigi, jeigu plaučiai veikia gerai, žmogus net neturėtų žinoti, kad yra plaučiai. Tai yra, nėra jokių požymių ligų, tokių kaip nėra jokio kosulio, nėra jokio skrepliavimo, nėra jokių garsų papildomų kvėpuojant. Na, dar galėčiau pasakyti, kad plaučiai yra toks organas, kuris ir ramybė reikalingas ir fizinio krūvio metu. Tai yra, žmogusgi nėra toks, kuris visą laiką sėdi, tik tai yra ramiai vaikšto. Kartais reikia ir pabėgti, ir kažkokius sunkesnius darbus nudirbti. Tai yra, plaučiai labai gerai prisitaiko būtent tiems ir tokiems ekstremaliems dalykams, kai yra sunkesnis fizinis darbas, tiesiog dažniau kvėpuoja ir nėra jokio apribojimo. Dar gal vienas toks svarbus dalykas, kuris vertas būtų paminėti, kadangi plaučiai skirtingai nuo kitų vidaus organų nėra izoliuoti nuo aplinkos, tai yra visą laiką kontaktuojam dulkelės, įvairiausios mikroorganizmai ir taip toliau, ir jie yra prisitaikę ir vėlgi mes nereaguojame įkvėpdami kažkokią dulkelę, tai sveiko plaučio išraiška yra, ar požymis gal tiksliau būtų pasakyti, yra tai, kad atėję į aplinką, kur, tarkim, šiek tiek prirūkyta, per daug neišvedinta, ten prisikvėpinę žmonės yra kažkur kažkoks procesas gamybinis vyksta ir žmogus nereaguoja, nekosi, nedūsta, nieko neatsitinka, yra tam tikra tolerancija, nes tie plaučiai yra išmokę kai ką toleruoti, tai yra nepriimti labai taip agresyviai į kiekvieną dulkelę arba kiekvieną įkvėpimą, tai yra sveikų plaučių tokia išraiška, gal sakyčiau. Taigi, kaip jau minėjau, šiandieną kalbėsime apie plaučių ligas. Aš įsivaizduoju, kad tikrai plaučių ligų yra nemažai, beje, ar yra paskaičiuota, kiek apskritai yra plaučių ligų? Turbūt, kad nėra paskaičiuota. Spėčiau, kad ne mažiau kokių 500 ligų yra, nes vien tam tikra grupė ligų, kurios vadinamos intersticinėmis plaučių ligomis, tai jų priskaičiuojama maždaug 200 ligų tokių. Jau nekalbant, kad yra daugybė infekcinių ligų ir kitokių ligų susijusių su tabako rūkymu ir taip toliau. Tai suprantama, kad mes net ir tų 200 tikrai negalėtume ir fragmentiškai šiandieną apglėpti. Taigi, pakalbėsim ir ypatingą dėmesį šiandieną mes skirsim dviem pagrindiniam ir dažniausiam plaučių lygom. Tai lėtiniai obstrukciniai plaučių lygai, dar vadinamai loplui, ir plaučių uždegimui. Taigi, pirmiausiai, kas yra loplas ir kuo ši liga skiriasi nuo kitų plaučių lygų? Taip, klausimas iš tikrųjų labai aktualus. Šitos dvi ligos yra svarbios tuo, kad jeigu pasižiūrėtume globaliau, pradėkime nuo pasaulio sveikatos organizacijos duomenų, tai periodiškai skelbia dažniausias mirties priežastis, nuo ko kenčia visas pasaulis. Tarkim, tai pirmas 2 vietas užima širdies ligos ir smegenų kraujagyslių ligos, o toliau praktiškai dominuoja kvėpavimo ligos. Tai yra lėtinė obstrukcinė plaučių liga yra 3 vietoje, plaučių uždegimas 4 vietoje, taip pat toliau rikiuojasi plaučių vėžys ir tuberkuliozė. Tai iš tikrųjų šitos dvi jūsų pasirinktos šiai dienai kalbėti temos yra labai svarbios. Tai dabar kalbėti konkrečiai apie lėtinę obstrukcinę plaučių ligą. Tai išsiskiria iš tuo, kad didelę dalimi jos galima išvengti. Deja,
turiu su liūdėsiu pasakyti, kad labai dažnai žmonės metų metais kviečiasi, kabutėse, šitą ligą rūkydami arba susitikdami su savo aplinkoje, kai yra neišvengiama kitų žalojančių veiksnių. Tai kas būdinga šitai lygai? Šitai lygai būdinga, kad darosi obstrukcija bronchų, tai yra bronchai siaurėja. Tai vienas dalykas, o kitas dalykas pats plaučių audinys. Gal nukrypsiu, kad įsivaizdavimu, kas yra plaučiai. Plaučiai, jei galime įsivaizduoti, tai būtų toks medis, tai trachėja yra kamienas, šakos tai yra bronchai ir lapai yra plaučiai. Tai reiškia, kamienų ir šakom oras įkvepiamas į plaučius, į tuos lapus ir ten vyksta dujų mainai, tai yra deguonis patenka į kraują ir išnešiojamas po visas kraujagyslės ir patenka visus organus ir sistemas. Tai šitai lygai būdinga, kad susiaurėja bronchai, jie siaurėja ne iš karto, pamažu tas vyksta. Ir antras dalykas blogas, kad pats plaučių audinys yra ardomas, irgi vyksta tam tikri pokyčiai negrįžtami. Tai jeigu apibendrinant ir kol kas apie smulkiai nekalbat, o tik to parodint paveikslą, tai dėja yra tokia liga, kuri atsiranda palaipsniui, dažniausiai jinai ilgus metus nesignalizuoja, nors žmogus žino, dažniausiai Lietuvoje vis dėlto žmonės yra edukuoti pakankamai, ant kiekvieno turbūt pakelio cigarečių yra parašyta, kuo tai gresia ir ta liga yra nuspėjama ir išvengiama dėja daugeliu atveju. Tai daugiau šios ligos atsiradimui įtakos turi rūkymas ir apskritai visą tai tas produktas, kurį iškvepia rūkantysis, ar ne? O pavyzdžiui, kiek aplinkos užterštumas turi įtakos tam ar ne loplo atsiradimui? Taip, užterštumas turi įtakos, bet didesnė praktiškai, jeigu jau kalbant gyvenimiškai visiškai, tai didesnė įtaka turi užterštumas darbo vietoje. Tai yra kontaktas, ilgalaikis sąlytis, jeigu žmogus nenaudoja individualių apsaugos priemonių, tai sąlytis darbe su įvairiom dulkelėm. Lietuvoje tai labiausiai aktualu mediena būtų, tekstilės pramonė, cemento pramonė, įvairios statybinės dulkės, ir kai kurios kitos žalojančios dalelės, nes kas vyksta panašiai kaip ir rūkant, tos medžiagos įkvepiamos į plaučius, į bronchus, sukelia uždegimą, tas uždegimas padaro tam tikrus struktūrinius tiek bronchų, tiek plaučių pokyčius. Jeigu kalbam apie užterštumą, tai bendriau, tas, kas yra aplinkoje, tos vadinamosios kietosios dalelės, tai jų įtaka nėra tokia didelė plaučių, šitam lėtinių obstrukciniai plaučių lygai atsirasti, didesnė įtaka jį turi ilgalaikis poveikis plaučių vėžiui rastis dėja, nes ten vyksta daug aktyvesnis procesas, jis šiek tiek išsitęsęs laike yra ir ten vyksta blogesni dažniausiai pakitimai. O kokie pagrindiniai loplo simptomai, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ir žinoma, turbūt jau kreiptis į gydytojo pagalbos? Klausimas yra labai svarbus, tai tas požymis turbūt irgi visiems yra žinomas, tai yra lėtinis kosulys ir skrepliavimas. Kasgi atsitinka rūkant, arba jau kaip jūs gerai paklausite, esant išoriniams visokiams žalingiams profesiniams ypač veiksniams, tos dalelės ar tabako degimo produktai dirgina bronchus, bronchų receptorius, žmogus pradeda kosėti. Tai vienas dalykas, kad jis kosi, tai yra išraiška tą, ką girdi žmogus, girdi aplinkiniai, bet kiti dalykai, tai kas vyksta viduje. Ten vyksta įvairaus laipsnių uždegimas ir ląstelių pokyčiai. Ląstelės iš vadinamų virpamųjų, tai kuo tos ypatingai plaučių ląstelės virpamosios, jos turi viršūniai plaukelius ir tie plaukeliai išneša gleives, o gleivės reikalingos tam, kad jas nusėstų įvairiausios dulkelės, mikroorganizmai lyg eskalatorius išneša tas gleives. Tai kada žmogus rūko, tie plaukeliai numiršta, išnyksta. Ir nesant tokio eskalatorius puikiai veikiančio, organizmas mėgina gintis ar ištaisyti šitą galimybę arba bent kompensuoti kiek įmanoma, gamindamas daugiau gleivių. Tai antras požymis, kuris labai būdingas, kad tas vadinamas skrepliavimas, gleivių iškosimas. Labiausiai jis pastebimas yra ryte.
kada žmogus pabunda ir jam reikia ten įvairių tokių ar arbatos išgerti, ar vandens, ar be nieko, pradėti šiek tiek kosėti ir tas gleivės iškosėti, nes jos per naktį prisikaupia. Dienos metu žmogus net nepastebi, ten pakoščia ir tų gleivių lyg ir susidaro. Tai vat, labai svarbus tokie požymiai yra kaip kosulys lėtinis, lėtinis skrepliavimas. Noriu tik tai atskirti, kad būtų aišku mūsų klausytojams ir žiūrovam, aiškiai ne ūminis, ne po viruso, kur dabar šaltasis metų laikas, labai dažnai žmonės kosti, bet apie tą kosulį, kuris trunka ilgiau negu 3 mėnesius ar skrepliavimą. Na ir pats negeriausias, aišku, jau blogas požymis, kada pradeda trūkti oro, iš pradžių fizinio krūvio metu, o vėliau ir gali ramybėje. Tai yra žmogus, pajunta, kad nebeturi tiek jėgų, nėra toks stiprus kaip įprasta. Deja, tai rodo, tas atsiradęs dusulys, kad įvyko pakitimai ir bronchuose, bronchai susiaurėjo, ir pačiam audiny. Taip gal paprasčiau, kad įsivaizduotų klausytojai, jūsų tai audinys plaučių yra toks iš daugybės alveolių, sudarytų alveolės, tai lyg būtų mažučiukai burbuliukai ir tose seneliai vyksta apykaita tarp oro ir kraujo. Ir kuo žmogus daugiau rūko, tos alveolės pradeda plyšinėti, trūkinėti ir darosi pūslės. Pūslelės, ar didesnis, ar mažesnis pūslės, ir sumažėja paviršius, per kurį gali įvykti dujų apykaita. Ir deja, tada, kada žmogus jau ir pats supranta ir pasiryžta gyvenimo permainam, labai dažnai galimybės padėti yra jau labai ribotos gydytojai, deja. Daktarė, paminėjot keletą faktorių, kurie įtakoja šios ligos atsiradimą. Atrodo, rūkymas, užteršta aplinka, sakykime, darbo vieta, nepalanki plaučiams. Ar tai reiškia, kad vaikai šią ligą neserga, tai suaugusiųjų liga? Iš tikrųjų, vaikai neserga šitą ligą, reikia tam tikro laiko. Dažniausiai, jeigu taip jau vidutiniškai imti, kokie 10-15 metų ilgalaikio rūkymo, kad ta liga atsirastų. Žinoma, jauni žmonės gali irgi sirgti, jeigu jie pradėjo anksti rūkyti. Kai kuriais atvejais tas rūkymas prasideda mokykloje, dar ir netgi kartais pradinėse net klasėse ar vėlyvesnėse klasėse. Tai tas laikas, kai sueina, jis paprastai jau ir prigrėbė, kai 15 metų rūkymo stažas, ypač jeigu surūkoma po pakelį ar gal šiek tiek mažiau. Ir jeigu dar yra, jūsų pradžioje klausimo buvo minimas apie kitų iškvėptus, tai yra ir pasyvaus rūkymo tam tikras vaidmuo, tai yra ir pasyvus rūkymas maždaug prilygsta 1-2 surūkytom cigaretėm, lyg pats būtum surūkytas, surūkęs. Tai jeigu žmogus ilgą laiką yra tas nesavanoriškas, priverstinis rūkymas, tas pasyvus rūkymas, taip ir kai kur vadinamas priverstiniu rūkymu, nes žmogus, jis ne pats sprendimą priima, kad rūkyti, bet šeimos narys rūko, kartais bendradarbiai, kitos kartais būna aplinkybės, tai ilgainiui tas irgi turi įtakos. O jeigu susideda veiksniai, kad netgi taip galėtų skambėti paradoksiškai, kad žmogus įrūko dar ir pasyviai rūko, tai tas laikas sutrumpėja. Ir dabar apie diagnostikos galimybės. Jūs minėjot keletą simptomų, tai yra ilgalaikis kosulys, skrepliavimas ir panašiai. O kaip gydymo įstaigoje patvirtinama diagnozė? Patvirtinti iš tikrųjų labai paprasta šitą ligą. Kur yra problema? Apie patvirtinimą gal trupučiuką vėliau pakalbėsiu. Kur yra problema? Dažniausiai žmonės, kurie rūko, kartais ir tie, kurie ir nerūko, bet dirba profesinėje aplinkoje ir žino, kaip jam natūraliai, aš dirbu kažkur, tarkim, medienos pramonė, baldo apdirbimo, žinau, kad dulkės yra, žinau, kad košė, kaip jis supranta, kad žinau natūralu, kas čia yra. Ir tos požymis dėja ignoruoja ir dėl to, nealarmuojas, kas čia, rūkau. Ypatingai rūkoriai, taip, atrodo natūralu, taip turėtų pakosėti. Ir kas dar blogiau, kad jie dėl to ateidami pas gydytoją, dėl bet kurios kitos priežasties, tarkim, atėjo pas gydytoją profilaktinio kokio nors patikrinimo, ar išsirašyti vaistų dėl kraujospūdžio, ar ten cukrinio diabeto, ar bet kokio kito. Ir gydytojas visada, bet koks gydytojas ir slaugytojai dirbantys su gydytoju paklausia, kuogi skundžiatės, kas yra blogai, dėl kogi atėjo problema. Tai, patikėkit, niekada, turbūt arba beveik niekada neišgirsit, aš kosiu ir skrepliuoju.
dėl to nepasiskūs. Ir jeigu gydytojas sąmoningai neklaus, ar rūkai ar nerūkai, na kaip ir tai standartinis rizikos veiksnys, ir nepaklaus, kad ar kartais nekosi. Ir kartais būna ir tokių dalykų, kai gydytojas iš tikro paklausia, ar kosi, bet žmogus, tai aš čia nekosi, arba rytais tik tais aš pakosi, tai aš čia kaip visi. Tai lyg tai toks yra įsivaizdavimas kaip visi. Ir tada tie ankstyvieji dėję požymiai yra praignoruojami. O jeigu tik nebūtų praignoruojami, vėl didesnė dalim tai dėl paties žmogaus sprendimo, tai labai lengvai diagnozuojama šitą ligą. Tai reikia atlikti nesudėtingą, santykinai nesudėtingą tyrimą, kuris vadinasi spirometrija, plaučių funkcijos tyrimą ir pažiūrėti, ar bronchai yra susiaurėję ar ne. Netiesiogiai žinoma, tai yra broncho obstrukcija ar nėra broncho obstrukcija. Žinoma, šiek tiek prisideda ir kiti tyrimo metodai, bet pats paprasčiausias ir toks atrankinis tyrimas yra spirometrija. O kaip sustabdyti šios ligos progresavimą, kaip jinai yra gydoma? Na, bet uždavėt 2 klausimus. Tai pradėkim gal nuo to, kaip sustabdyti. Sustabdymo galimybė yra vienintelė, tai yra nustoti kontaktuoti su žalojančiu veiksniu. Kaip atrodytų be paradoksiška, nes žmogus sako dažnai, bet aš jau sumažinau tas cigarečių, sumažinau. Tai liga taigi nesustos. Kiekvienas rūkymas, kiekvienas ten padaro uždegimą. Ir tas uždegimas, na tarkim, visiškai nustojus veikti žalojančiam veiksniui, patys ankstyviausi tie grįžimo laikas, tas ankstyviausias, kad sugrįžtų kaip kurie pokyčiai, yra apie 2 mėnesius, 3 mėnesius. Tai yra, jeigu pasako, tai aš surūkau 2 cigaretės per mėnesį, tai žmogus įsivaizduoja, kad tai yra lygų nerūkymas, o iš tikrųjų tai yra lygų rūkymas, nes, kaip jau minėjau, vien atsistatymą trunka 2-3 mėnesius. Tai jeigu žmogus tikrai nustoja turėti tokio kontakto ir rūkyti, ten profesiniai ir kiti, na, šiek tiek, nepaminėjau dar labai retais atvejais, tai sudaro maždaug apie 1%, yra tam tikra genetinė predispozicija susirgti lėtinę obstrukcinę plaučių ligą, bet jinai tikrai pasitaiko labai retai ir gydytojai irgi ją pažįsta, kada ypatingai jaunas žmogus pradeda darytis emfizema, tai yra tie korėti plaučiai. Ten šiek tiek kitokie yra požymiai, taip irgi gali transformuotis į lėtinę obstrukcinę. Tai, kur jau genetinė sąlygota liga, tai jinai jau eis progresuos, o ta, kuri liga dėl išorinių veiksnių, kaip taisyklė galima sustabdyti. Jeigu dabar kalbėt konkrečiai apie gydymą, tai jis skirstomas į medikamentinį gydymą ir nemedikamentinį. Tai yra vaistai. Vaistai nei vienas vaistas ligos nesustabdo, bet palengvina simptomus. Gali šiek tiek praplėsti bronchus, šiek tiek sumažinti uždegimą. Vartojami vaistai dažniausiai tai inhaliatoriai, aišku, juos reikia vartoti taisyklingai, reguliariai ir taip toliau. Ir nemedikamentinės priemonės. Iš tikrųjų, kaip atrodytų paradoksiškai, nemedikamentinės priemonės yra daug veiksmingesnės, jeigu bendrai imant. Ir daug svarbesnės, kodėl, tai paaiškinsiu. Nes, kaip taisyklė, žmogus, kuris suserga lėtinę obstrukcinę plaučių ligą, pradeda ilgainiui jausti dusulį ir prisitaikus pradeda save riboti. Na, fizinis aktyvumas pradeda mažėti, jis galvoja kartais, kad tai prisitaikau, taip gerai, dėl to nedūstu. Kartais tai susijęs su senatvė, kad ilgainiui aš jau netoks jaunas, netoks stiprus. Iš tikrųjų, tai ne amžius yra svarbus šiuo atveju, o yra svarbu nejudrumas. Tai tas nejudrumas lemia raumenų nykimą. Nykstantis raumenys yra labai labai blogai. Paaiškinsiu. Plaučiai patys jokių raumenų neturi. Tai yra pats plautis skleistis ar ten trauktis ir panašiai negali. Reiškia, visame procese dalyvauja vadinamieji kvėpavimo raumenys, iš kurių yra svarbus ir svarbiausias diafragma, tai yra krūtinės raumenys, tarp šonkauliniai ir tam tikri kiti raumenys. Tai žmogui, kuris yra nejudrus, tie raumenys pradeda nykti. Ir jeigu tik tai pradeda nykti, tai reiškia sumažėja galimybės plaučio ventiliacijai, tai yra judrumui plaučio. Galimybė yra daug ribota, vienas dalykas, o kitas dalykas žmogus, kuris yra nejudrus, mažėja fizinis aktyvumas, nenori jo, blogėja socialiniai kontaktai, blogėja nuotaika. Blogėja nuotaika, ką tai reiškia? Aš ne visavertis kažkoks, aš to negaliu, turiu kažko prašyti pagalbos. Tada
jau savaime tas ratas pradeda užsidaryti. Jeigu aš toks liūdnas darausi, depresija, kalbu buitinę kalbą žodį, ne medicinę žodį depresija, tada dar viskas atrodo juodesnėm spalvom, tai gal tai ir vaistai netaip veikia ir visa kita, tai yra labai labai svarbu perkirsti tą tokį ydingą ratą, kad žmogus būtų aktyvus. Dar senovės spartiečiai sakė, kad sveikame kūne sveika dvasia. Tai yra tos kūno ir dvasios, kūno ir tos žmogaus paties emocinės būklės yra milžiniška. Tai yra žmogus, jeigu jis fiziškai aktyvus, jo nuotaika gerėja. Ryžtingai tom permainom labiau pasiryšęs, pavyzdžiui, ten sveikiau gyventi, žalingų veiksnių labiau, jeigu neįmanoma keisti darbo, ne visada tai įmanoma, gal dėvėti tas apsaugos priemonės, jis nori permainų, geriau laikosi. Ir tas tikrai yra įrodyta, kad gyvenimo trukmė tokiais atvejais pailgėja. Tai yra labai labai reikšmingi dalykai. Kitas svarbus dalykas, kada žmogus toks nejudrus tampa, tai nyksta, nyksta raumenis, jis pradeda kūsti, tai yra jo kūno svoris sumažėja, tai yra labai didelė bėda. Tai užsiveda tas mechanizmas, kada mažėjantis kūno svoris, imlumas infekcijom didėja. Tai yra abėcėliniai dalykai. Tai yra žmogus turi savo kažkokį kūno masės indeksą, kuris yra idealus, tarkim, idealą, imkim kažkokį tašką ir galima į mažesnę pusę ir didesnę 2 kilogramus imti. Tai jeigu tik tai imam į mažesnę tos 2 kilogramus, infekcijos puola žmogų, o žmogui sergančiam lėtinę obstrukcinę plaučių ligą tai yra dar vienas žingsnelis link pablogėjimo, link mirties. Tai mažėjantis kūno svoris yra labai blogai. O vis dar kartais tokių, kad to nevalgy, to dietų kažkokių, geriau žmogui turėti visiems, o jau lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir kitom plaučių ligom, tai yra būtina geriau 2 kilogramus ar ten kiek turėti plus to idealaus kūno svorio, tai infekcijų rizika yra mažesnė ir gyvenimo trukmė ilgesnė daugelio aspektų, tai būtinas, tai grįžtam ne tik fizinis aktyvumas, bet visavertis ir kaloringas maistas turi būti. Tai yra, neturi būti jokių ten riebalų ribojimų, ar taip toliau turi būti pakankamai ir riebalo, ir baltymo. Ir tada, kada žmogus tą gauna kaloringą, energingą maistą, jis juda, raumenys stiprėja, kas dar darosi gerai, bet tos jau ką kalbėjau, nuotaika gerėja, kaulai stiprėja. Nes jeigu tik tai žmogus tampa nejudrus, pradeda retėti kaulai, tada ir kaulų lūžių tikimybė ir visos kitos bėdos susidarė. Tai yra paprastas, atrodo, abėcėliniai dalykai fizinis aktyvumas, bet labai sunku žmogų paskatinti. Kodėl tu to nedarai? Tai kasgi, tu viską darai dėl savęs. Tai tu, paskirk kiekvieną dieną po 20-30 minučių tiesiog šiokiai tokiai fiziniai veiklai, kuri apimtų daugelį raumenų. Ne tik ėjimas, tarkim, svarbu, kad tai ir būtų. Ir rankų, pilvo, krūtinės raumenys šiek tiek patirbėtų, tai ir efektas bus tikrai labai labai geras. Žodžiu, ta judėjimo tiesa, fizinio aktyvumo tiesa jau yra seniai viešinama, tačiau vis dėlto dar per mažai mes kažkaip dažniausiai apie tai susimastome turbūt tada, kai užpuola ligos. Ir beje, apie fizinį aktyvumą mes sulaukėme keletos mūsų klausytojų klausimų. Štai vienas iš jų, ar sergant plaučių uždegimu ir loplu yra svarbus kvėpavimo pratimai? Gal yra specifinių kvėpavimo pratimų? Jeigu taip, kaip jie gali padėti pagerinti plaučių funkciją ir sumažinti dusulį? Taip, atskirkim, šitos dvi ligos yra kaip iš esmės skirtingos. Plaučių uždegimas yra ūminė liga ir dažniausiai kažkokiu kitokiu pakitimų neįvyksta, nebent būtų labai labai sunkus plaučių uždegimas ir buvo labai ilgalaikis gydymas, reikėjo dirbtinės plaučių ventiliacijos ir buvo ilgas nejudrumas ir tam reabilitacinėme laikotarpį fiziniai pratimai ir aišku treniruokliai, kurie padeda tiems fiziniams pratimams, labai gerai. Bet didesnis akcentas lėtiniam plaučių ligom, šiandien kalbam apie lėtinę obstrukcinę plaučių ligą, bet yra dar tokia liga turinti šiokio tokio panašumo kaip bronchektazis, tai šitom dviem ligom ypatingai svarbus tie fiziniai pratimai ir bet kurie treniruokliai, kurių esmė, čia noriu tik tai pasakyti, kad būtų aiškumo dėlį, esmė fiziniai
pratimai. Tai jeigu tas treniruoklis padeda jėgos, ištvermės ar ten kitokių lankstumo pratimų, taip, neeina kalba apie kažkokį ten balionų pūtimą ar dar ko pūtimą, tai neturi jokios prasmės. Bet turi ten, kur dirba raumenys žmogaus. Aišku, priklausomi nuo to, kiek konkrečiai turi žmogus galimybių. Visom raumenų grupėm yra gerai dirbti ir turi visos dirbti tiek pilvo raumenys, tiek galūnių raumenys, krūtinės raumenys. Tai pradėjom nuo kvėpavimo pratimų ir perėjom prie treniruoklių, taigi vėl mūsų klausytojos klausimas. Tiesiog į vieną iš klausimų jūs jau atsakėt, o ar treniruokliai yra naudojami Santaros klinikų pacientams? Taip, be abejonės, kolegos mūsų gydytojai ir reabilitologai naudoja daugybę treniruoklių ir daugybę yra pratimų, kurie pamokina tos žmonės ir tai yra labai labai vertinga, bet nebūtinai, tai nepanacėja, jeigu nėra treniruoklio, daug ką galima be treniruoklio daryti. Taigi niekas nedraudžia paimti paprastas lazdas, jeigu net neturim tų galimybės nusipirkti tų parduotuvėje, tarkim, lazdų, tai imtai galų galia nėra lazdų, tai be lazdų galima imituoti judesi, eiti, kelti rankas, lankstytis, kad ir imituoti, bet tuos atsispaudimus, pristraukimus ir kitokius pratimus, net imitacijos metu tie raumenys vis tiek dirbs, o jeigu jau žmogus tiek sustiprės, kad galės daryti tuos pratimus, tai bus dar vertingiau. Žinoma, treniruokliai padeda, bet tai treniruokliai turbūt ne visais atvejais yra žmogui pasiekiami, bet jeigu tik yra galimybė, tai. Matyt, klausytoja jau yra nusprendusi įsigyti treniruoklį, kadangi dar vienas jos klausimas, ar galima treniruoklį įsigyti be gydytojo rekomendacijos ir naudoti savarankiškai? Labai sunku komentuoti tokį klausimą, nes tie treniruokliai yra labai sudėtingi. Tai yra skirtingi. Vieni gali būti labai sudėtingi, kur yra galimybės daryti tuos stiprius fizinius pratimus. Gal yra treniruokliai, kur tikrai paprastai žmogus gali jausti kažką tempti, kažką ten paspausti, bet vis dėlto rekomenduočiau, jeigu jau tokį beveik profesionalų ar pusiau profesionalų, pasitarti bent jau su gydytoju reabilitologu, nes fizinio krūvio turbūt ir sporto specialistai galėtų padėti, arba bent jau pasidomėti tom rekomendacijom. Galvoju, kad prie daugelio treniruoklių yra nurodyta pagal amžių, ūgį, vėlgi tą fizinį pasirengimą tam tikri lygmenis, bet tai, mes nukrypstam labai daug į tokių hipotetinių klausimų, kadangi nežinome, apie ką konkrečiai kalbam ir apie kokią ligą sergantį žmogų kalbam. Man atrodo, jūsų jau išsakyta mintis, kad kreiptis į gydytoją reabilitologą, tai yra tikrai labai svarbi ir jau savotiškas atsakymas mūsų klausytojai. Dabar dar porą klausimų apie kvėpavimo pratimus. Ar juos galima atlikti savarankiškai, ar norint teisingai atlikti, vis dėlto reikėtų pasitarti, pasikonsultuoti su specialistu? Kvėpavimo pratimai tai tokia labai yra bendra savoka. Dažniausiai tie kvėpavimo pratimai, jeigu labai dvi didelės grupės, tai pirmoji grupė tai yra jėgos tie pratimai ir ištvermės, kurių esmė raumenis sustiprinti. Kaip jau apie raumenis daug kalbėjom ir apie tą motivaciją kalbėjom, bet antroji dalis kvėpavimo pratimui sekretui išsivalyti, tai yra išsikosyti gleivėm, kurios darosi sergant lėtinę obstrukcinę plaučių ligą kai kuriais atvejais ir, kaip man jau minėtos ligos bronchektazijų atveju. Labai labai svarbu tas gleivės yra pašalinti, nes gleivės yra terpė bakterijom, kai kuriais atvejais grybam daugintis ir tos bakterijos, kurios yra žmogaus organizme, jos taip pat sukelia uždegimą ir įvairius kitus padarinius negerus. Tai tie kvėpavimo pratimai, ten dažniausiai nėra jėgos tokių pratimų, kaip sekretui iškosti, jie šiek tiek yra specializuoti. Tai juos žmogus, jeigu niekas neparodė ir nepamatė, pats turbūt ir susigalvot retai galėtų, tai reikėtų ar pas plaučių ligų gydytoją mes tikrai parodysim tuos esminius pratimus, ar pas gydytoją reabilitologą, žinoma, yra ir specialių laidų, kurių gausu internete, kur galima pasižiūrėti. Bet, siūlyčiau, jeigu mes kalbame apie šitos išsikosimo, gleivių iškosimo pratimus, pasitarti prieš tai. Ar kvėpavimo pratimai gali pakeisti vaistų poreikį sergant plaučių ligomis?
Ar veikia tik kaip papildoma pagalba? Vėlgi klausytojo klausimas. Veikia kaip papildoma pagalba vienareikšmiškai ir labai svarbi. Lygai nelygų, kai kuriais atvejais tai yra pagrindinis netgi. Pirmoje vietoje, mūsų kalbėtos bronchektazės, tai fiziniai pratimai tai yra kasdienis. Vaistą reikia sergant tą lygą ne kasdien, dažniausiai tik lygai paūmėjus, o kvėpavimo pratimai reikalingi kasdieną. Tai turbūt pats savaime atsako, kad rytas vakaras kvėpavimo pratimai gleivėm iškosinti yra labai svarbu. Kada kalbam apie lėtinę obstrukcinę plaučių ligą šios dienos temą, tai yra lygybės ženklas, nes vaistai dažniausiai, jeigu tai yra vidutinio sunkumo ar sunki lėtinė obstrukcinė plaučių liga, juos reikia vartoti kasdieną, bet ir fiziniai pratimai turi būti kasdieną, tai yra lygybės ženklas. Na ir dabar dar apie vieną šiandienos lygą, kurią paminėjau, kalbėsime, tai yra plaučių uždegimą. Na, tikriausiai aš taip bent įsivaizduoju, tai lygos, kurios dažniausiai užklumpa mus šaltuoju metų laiku, gal nesu visiškai teisi, ar galbūt, kai tas būna pereinamasis toks etapas tarp šaltojo ir karštojo periodo. Taigi, kokie plaučių uždegimo yra pagrindiniai simptomai? Taip, gal atsakysiu dar prieš tai pirmą jūsų dalį. Taip, gali sirgti bet kuriuo metų laiku, o vis dėlto dažniausiai tai yra šaltuoju tuo pereinamojo laikotarpiu. Kodėl? Nes padidėja respiracinių virusinių infekcijų. Bendrai imant to, kada žmogus jau serga tom respiracinėm infekcijomis, kaip taisyklė čiaudi kosi ir pasidalina tą infekciją su kitais labai lengvai, nes žmogaus imlumas respiraciniams virusams yra labai didelis. Na, jeigu nedideliais santykinai patalpoje žmogus, kad ir paprasta sloga, tai yra sloga, tai irgi yra viruso pasekmė slogos viruso, susirgo, tai beveik tikrai didesnė dalis žmonių per kurį laiką buvę toj patalpoje irgi susirgs. Tai tokiu būdu virusas pasidalinamas. Tai kuo daugiau žmonių serga virusu, o virusas ką padaro? Jis atakuoja, pavadinkim taip, plaučius, plaučių gynybinius mechanizmus ir juos pažeidžia didesnė ar mažesnė dalim. Ir pažeidamas jis atveria vartus bakterijoms. Ir tada tos bakterijos, kaip taisyklė, sukelia plaučių uždegimą. Nors kai kuriais atvejais virusas gali sukelti pats plaučių pažeidimą, nereikia bakterijos. Ir kai kuriais retesniais atvejais, nors dabar pastaruoju metu tokiu atveju daugiau, kada tam tikros bakterijos gali be viruso sukelti plaučių uždegimą. Tai yra variantai galimi, bet aišku, jeigu taip visumą, tai didesnė dalis būna tų atvejų, kada pradžioje būna virusinė respiracinė infekcija ir po to bakterinė infekcija ir jos viena iš formų komplikacijų plaučių uždegimas. Ar lengva gydytojams atskirti, kokio pobūdžio tas plaučių uždegimas, kas įtakos turėjo virusai ar bakterijos ir kuo skiriasi tada gydymas virusinio plaučių uždegimo ir bakterinio, ar galima taip skaidyti? Taip, turbūt galima taip skaidyti, bet dar neatsakiau jūsų to klausimo antrąją dalį, kaip pažinti, kad yra plaučių uždegimas. Tai plaučių uždegimą pažinti galima pagal tokius požymius, arba bent jau įtarti, kad naujai atsirado respiraciniai požymiai tokie, pradėjo žmogus naujai kosėti, karščiuoti ir atsiranda dar kažkas. Tai tas dar kažkas galėtų būti oro stoka, krūtinės skausmas šone kur nors, arba labai didelis silpnumas, galvos svaigimas, tam tikras sumišimas ar padidėja kraujo uždegimo rodikliai. Tokiais atvejais visuomet reikėtų pagalvoti apie plaučių uždegimą. Jeigu tai yra vien kosulys ir karščiavimas ir nieko kito, tikimybė, kad žmogus serga plaučių uždegimu nėra tokia didelė, bet reikia būti dėmesingam, nes tie simptomai gali būti labai panašus ir persikloti. Tai yra, jeigu tie požymiai užtrunka ilgiau negu 5 ar 7 dienas, jau pagalvoti, nes šiaip paprastai dažniausių atvejų nuo viruso sukelto karščiavimas liaunasi per 5-7 dienas, arba net kai kuriais atvejais ir anksčiau. Tai dabar ar įmanoma atskirti virusą nuo bakterijos? Galime daryti prielaidas. Jeigu yra akivaizdus virusinės infekcijos požymiai, čiaudulys, sloga, ašarojimas, tai signalizuoja apie viruso, bet nebūtinai tas virusas nesikomplikavo bakterija. Bet jeigu nėra tų požymių, ypač dabar pastaruoju metu yra tokių bakterijų, kurios tiesiogiai, tai tais požymiais gali būti tik tai kosulys, silpnumas, karščiavimas ir atsirandantis
oro trūkumas, va tokie požymiai. Gydymas skirtingas ir iš tiesų daugelį virusų dėja nėra specifinių vaistų, yra specifiniai vaistai, kada skiriami labai ankstyvoji fazė gripo ir koronavirusui, daugeliu kitų specifinių vaistų nėra, daugeliu bakterijų laimiai specifiniai antibiotikai yra. Bet vis dėlto mes taip labai tradiciškai mėgstam gydytis, iš anų vaikų atėję tradicijos kažkur atrandam antibiotikus ir, iš karto geriam, reiškia, gydytojas galbūt ir įtarė, bet kamgi čia pirkti, jeigu yra dar kažkokių užsilikusių, tai truputėlį apie tą antibiotikų, gydymą antibiotikais. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, daktarė? Tai čia turbūt du aspektai labai svarbus. Pirmas aspektas yra tas, kad taip darydami mes gydom nežinia ką, ar virusą, ar bakteriją. Galų galia tos pačios bakterijos yra skirtingos ir gydomos skirtingais antibiotikais. Antras dalykas, labai dažnai žmogus, pradėdamas vartoti antibiotiką, jį geria nepakankamą dozę, kas gaunasi. Žmogus vis tiek galvoja, galbūt, taip, lyg ir sergu, bet šiek tiek kažką įgersiu. Ir daugeliu atveju tos bakterijos, kurios yra ligos sukėlėjomis, nėra nužudomas, o tampa atspariamis. Tai yra problema atsparumo antibiotikams bakterijų. Tai yra Lietuvoje dar laimiai nėra tokia problema, nes Lietuvoje žmonės vis tiek labiau disciplinuoti palyginti su pietiečiu, bet kai kuriuose pietų šalyse, Ispanija, Italija, Prancūzija, kai kuriuose kitose tai yra tikrai labai didelė bėda atsparumas. Mūsų daugeliu atveju to nėra. Bet kas darosi? Pasaulis vis tiek yra globalus, keičiasi ir vis atsiranda situacijų, kai dažniausiai būdavo taip. Dažniausias plaučių uždegimas sukėlėjas toks visiems galbūt girdėtas ar daugelį girdėtas pneumokokas buvo. Dabar situacija, bent šiais metais, yra pasikeitusi absoliučiai daugeliu atveju sukėlėjas, ko nebūdavo taip drastiškai anksčiau niekada suaugusiam žmonėm, visiškai kitas sukėlėjas. Tokia mikoplazma pneumonija. Jie gydoma skirtingais, jie yra iš esmės skirtingi sukėlėjai ir jie gydomi kitais vaistais. Tai nenorėdamas labai gilintis, nes tai nėra medicinis mūsų pokalbis, o labiau toks galbūt informacinis, švietėjiškas pokalbis į tas detalės, ką norėčiau pasakyti ir paskatinti, jeigu kolegos gydymo įstaigų atstovai dar klauso, kad yra dabar metodų, kuriais labai greitai galime identifikuoti sukėlėją. Tai yra greitieji molekuliniai genetiniai tyrimai, imami iš nosiaryklės. Anksčiau tai būdavo dažniausiai, kada kalbame apie kokliušo sukėlėją Bordetella pertussis, tai reikėdavo kokliušui paimti tą sukėlėją ir identifikuoti. Dabargi standartinė ta paletė, jinai apima ten turbūt tiksliai nepasakysiu, ar 25 įvairiausius sukėlėjus, dažniausius virusus ir dažniausias bakterijas, tai labai labai vertingi tokie metodai, kuriais labai galima tiksliai ir greitai pasakyti. Žinoma, kol kas jie nėra labai pigus, tie metodai, bet tikrai atperka tas išlaidas, kurios gali kainuoti mūsų antibakterinis gydymas ar gydymas ligoninėje, jeigu pavėluota diagnozė arba netinkamas antibiotikas, nekalbant apie žmonių sveikatą. Ir aš galvoju ir skatinčiau jau tie, kas girdi iš medicinos darbuotojų, jeigu nėra gydymo įstaigose tokio metodo įdiegto, būtinai tą daryti ir tikrai tai ateitis, kada bus iš karto žinoma kas sukelia tą, arba bent jau su labai labai didelė tikimybė galima pasakyti, kad tai ne šita priežastis, o tikėtina šita priežastis ir skirti tikslinį gydymą. Taigi gydymo galimybės yra šiais laikais nepalyginamai didesnės nei anuomet, kai net ir pavojinga gyvybei buvo kadais šita liga. Ir vis dėlto, daktarė, ar jūs šiais laikais sulaukėte pacientų ar hospitalizuojate pacientų su sergančių plaučių uždegimu? Ar vis dėlto yra tokių atvejų? Tai atvejų yra tokių labai daug, be galo, be krašto, jeigu taip jau žargoniškai pasakyti. Tokių pacientų kiekvieną dieną, nežinau už visą ligonę, bet už mūsų centrą mažiausiai keli žmonės guldomi į skyrių dėl to, kad serga sunkia plaučių uždegimo forma, pas kolegos infekcinių ligų gydytojus taip pat guli ir vidaus ligų gydytojų skyriuose guli. Tikrai labai daug tokių yra atvejų. Laimiai guldyti į ligoninę tikrai nereikia visų. Absoliuti dauguma
žmonių sergančių plaučių uždegimu gali būti sėkmingai gydomi namuose geriamaisiais vaistais. Kasgi turėtų sunerimti? Jau tiesiog abėcėliniai dalykai, kurie turėtų būti prisiminami, kada žmogus yra vyresnio amžiaus arba ypatingai jauno amžiaus. Nes tiek į vieną, tiek į kitą amžiaus pusę žmogaus gebėjimai, kompensaciniai mechanizmai yra daug mažesni ir imuninės sistemos atsakas gali būti ne visavertis. Tai jeigu imti konkrečius intervalus, tai žmonės virš 65 metų amžiaus sergantis plaučių uždegimą, nebent jau labai lengva forma sirgtų, rekomenduojama, kad būtų gydomi ligoninėje, taip pat sergantis kitomis gretutinėmis ligomis, nes jos gali paūmėti. Pavyzdžiui, cukrinis diabetas, inkstų funkcija gali labai sutrikti. Jeigu žmogus jau serga dar kita liga, tai irgi reikėtų pagalvoti, kad tokį žmogų reikėtų gydyti ligoninėje, nes labai greitai gali išsibalansuoti ir lemti mirtį ne plaučių uždegimas, o maždaug yra pastebėta, kad pusė visų mirčių atveju yra ne dėl paties plaučių uždegimo, nors yra plaučių uždegimas, bet dėl to, kad dėl deguonies trūkumo uždegimo visame organizme pablogėjo kito organo veikla ir tai lėmė tą blogą baigtį dėje. Ir kita sąlyga yra, jeigu būklė yra sunki. Tai yra tos būklės irgi turbūt būtų svarbu, kad atskirtų žmonės. Tai pradėjo trūkti oro, pradėjo mažėti kraujospūdis, pradėjo darytis lygtai toks sumišimas kažkoks, tai ne visiškai adekvatumas, ypač būdinga vyresnio amžiaus žmonėms, kažkaip lyg keistai pradėjo elgti žmogus, ar jau nekalbant apie tokį dalyką, kai visiškai krenta kraujospūdis. Ir dar paskutinė priežastis, jeigu nėra tinkamų galimybių gydytis namuose, kas iš to, paskirsim vaistą, bet žmogus neturės galimybių pasidaryti valgyti ir panašiai. Tai ta grupė žmonių turėtų būti gydoma, bet tokių laimė yra vis tiek mažesnė dalis. Daktarė, dar kartą norėčiau pakalbėti apie prevencinės priemonės. Turbūt čia apie kiekvieną ligą kalbėdami tai minime. Kokios būtų prevencinės priemonės? Ar yra skiepų nuo plaučių ligos? Svarbiausi skiepai tai būtų skiepas nuo gripo ir skiepas nuo koronaviruso. Tai yra nuo to virusų, kurie yra patys pirmieji užpuolikai ir pralaužia pirmąją gynybinę sistemą. Tai aišku, labai skatinčiau žmonės tikrai nevengti, nebijoti ir skatinu tikrai skiepytis. Jeigu kalbant apie kitas prevencinės priemonės, tai natūralu, jau mes kalbėjom, vengimas tų išorinių žalojančių veiksnių, tam tikras grūdinimasis, atrodo, kas čia tas žodis grūdinimasis. O taigi labai paprastas dalykas, staiga atšąla oras. Tas staigus oro atšalimas yra stresas organizmui. O stresas, kaip ir bet kokiu atveju, silpnina imuninį atsakai ir jis paskatina sirgti. Tai jeigu žmogus šiek tiek to pabūna, vėlgi šiek tiek grįžtam prie to buvimo lauke ir fizinio aktyvumo, tai jeigu jis tas fizinį aktyvumą daro lauke, jis nenori, taip patreniruoja savo organizmą, pripratina prie temperatūrinių skirtumų. Jau apie mitybą irgi kalbėjau, tai turbūt tai svarbiausia būtų prevenciniai veiksmai. Bet nuo pneumonijos konkrečiai yra skiepų? Taip, pneumonija tai yra plaučių uždegimas. Nuo plaučių uždegimo skiepo tokio nėra. Nes kaip jau mes kalbėjom, plaučių uždegimas gali daugybė įvairiausių sukėlėjų. Ir atrodo trumpai apžvelgėme tas mūsų keletą paminėtų ligų ir turbūt pabaigai dar reikėtų norėčiau jūsų pasiteirauti, kokios yra dažniausios daromos klaidos, kurios gali pakenkti plaučiams, išskyrus rūkymą, apie kurį tikrai daug kalbėta ir visi žinom. Galbūt dabar tik tai ateina į galvą toks iš neaptartų mūsų klausimų pamiršimas kvėpuoti nosim. Žmogus gali kvėpuoti tiek nosimi, tiek burna ir kartais būna tokiu atveju, ar nosis pertvara yra perkreipta ir sunkina kvėpavimą nosim. Kartais žmonės serga tokiom ligom kaip rinitas, slogais, gali būti alerginis, nealerginis ir tai labai pasunkina kvėpavimą nosim. Kuo dabar tas svarbus kvėpavimas nosim? Jis padaro mažiausiai 4 gerus dalykus. Tai pirma, kvėpuojant nosimi oras yra sušildomas. Antra, jis yra sudrėkinamas oras, nes nosį yra labai daug kraujagyslių ir dėl to tos kraujagyslės sušildo ir drėkina
Taip pat oras yra apvalomas, nes nosies pati konfiguracija, į viršų oras per kriauklės nosies, po to turi leisti žemyn, tai yra įkvepiamos įvairios dalelės, mikroorganizmai, tiesiog nusėda, prilimpa nosies gleivinė ir taip yra išvengiama didelės dalies žalojančių dulkelių tarpe ir mikroorganizmų. Na, ir kitas dalykas, tai išlaikomas tam tikras kvėpavimo ritmas. Nes taip jau yra žmogus evoliucijos laikotarpiu formavusi, kad būtų kvėpavimas nosimi, tai tam oras patenka, nukeliauna iki alveolių ir turi turėti laiko pakankamą, kad deguonis pereitų iš alveolės per vadinamą alveolio kapiliarinę membraną į kraujagyslę, tai turi šiek tiek sustoti, staptelt. Tai kada įkvepiame nosimi, nosis padaro pasipriešinimą, ilgina tą įkvėpimą. Ilgiau žmogus įkvepia ir ten užtenka laiko tiems dujų mainams įvykti. Jeigu kvėpuoja burna, labai trumpas tas toks yra procesas, be tų 3 kitų anksčiau paminėtų žalingų veiksnių, kad čia tiesiai nesušildomas, nesudrėkintas, nepalytas oras, bet ir kvėpavimo ritmas yra kitoks. Tai nepamiršk, kad jeigu yra kažkokios problemos ar trikdžiai kvėpuot nosim, tai reikėtų kreiptis atitinkamą ar ausų gerklės nosies gydytoją, ar gydytoją alergologą, klinikinį imunologą ir tą klausimą kiek įmanoma išspręsti. Na ir galbūt dar pabaigai norėtumėt ką pridurti, ko mes neaptarėme, apie ką nekalbėjome šiandieną. Norėčiau palinkėti optimizmo. Sunkus yra laikai, turbūt neramus laikai, dabargi kaip ten ir visi tų rinkimų Amerikoje laukiam, nežinome, kaip bus, bet kokiu atveju visų pirma reikia žiūrėti savęs ir savo sveikatą, kaip ir sakoma lėktuve, kada tai tas iškrenta tos kaukės, deguonės, kada tai pirma gera rekomendacija užsidėkit ant savęs kaukę, tada pasirūpinkit aplinkiniais. Tai maždaug mano siūlymas pagalvoti taip pat apie save, kada susitvarkom patys nuotaikos geresnės esam ir kitiems tą nuotaiką galim galbūt ir kitą paskleisti. Ačiū Jums, daktarė. Priminsiu, kad šiandieną apie plaučių ligas mes kalbėjome su Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų pulmonologijos ir alergologijos centro vadovu, gydytoju pulmonologu, profesoriumi Edvardu Danila. Visiems geros nuotaikos ir sveikatos.